Sveikinimai su pergalė, tikrai labai svarbi pergalė, aišku, kokybės prasme, ko gero, buvo tikrai geresnių rungtynių šį sezoną, bet tikiu, kad šiandien toks paimtas taškas taip pat labai džiaugsmingas, kai kelis kartus varžovai jau buvo ir dviženklį pranašumą įgiję, bet jūs vis grįždavot ir galiausiai sugebėjot ketvirtajame kėlinyje iškovotą pergalę. Be abejo, svarbus taškas, norim patekti į tas atkrintamasis ir dėl kokybės varžybose jo, pirma pusė buvo labai bloga iš tikrųjų, irgi nepadarėm to, ką buvom susitarę, irgi vėlavom situacijose, neėjom kovoti ant kamuolių, o antroji pusė biškai viskas susitvarkė. Ta parodė ir trečio kėlinio 14 taškų praleistų, o ketvirtam kėlinį tik 10 taškų, tai ta gynyba tikrai pagerėjo antroji pusė. Aišku, viskas labai stipriai irgi apsisuko, nes pirmoji pusė jūs tritaškių nepataikėt, antroji pusė jau varžovai nepataikė, jums atsirišo tas krepšys ir tie tritaškiai pradėjo kristi, bet tritaškiais kiek galbūt ir buvo problema, kad tų centimetrų trūko ir dar Laurynas Mikalauskas iškrito. Jo, trūko tų centimetrų, bet sakau, buvom susitarę, ką darysim ir išsikeitę gynyboje, turėjome įdvigubinti irgi, kaip ir sakau, pirmoji pusė mes irgi biškai keitėm, bet to nepadarėm ir antroji pusė susitvarkėm. Toliau visi lipom ant lentos, pradėjome atsikovoti antroje pusėje kamuolius ir iš geros gynybos tada yra lengviau pulti. Danielį Taitusą buvo sunkokai vertinti per pirmasis dviejas rungtynes. Jūs, aišku, jį daugiau matėt, galėjot tikėtis, kad taip jis iššaus ir ar galbūt taip būtų, aišku, sunku, kad išlaikytų jis tokį stabilumą, bet ar gali būti kažkas panašaus, ką jis ir šiandien žaidė ir toliau? Be abejo, kad gali. Jau mes jau ir pirmoji treniruotėje pamatėm. Tikrai geras žaidėjas, labai greitai viską suprato, perprato sistemas, greitai gaudosi ir šiandien pamatėm, koks jis yra talentingas puolime.